Mėlyje. Šiandien pamokslo tema 3 keliai be kryžiaus, remiasi girdėta Evangelija pagal Matą, ketvirtas perskėlimas apie viešpaties gundymus dykumoje. Šiandien Evangelijoje girdėjome, kaip Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą. Neatsitiktinai, ne per klaidą, ne todėl, kad Dievas būtų nuo jo nusigręžęs. Pats Dievas jį veda į vietą, kurioje laukia išbandymas. Ir ten dykumoje velnias pasiūlo 3 kelius. Visi jie be kryžiaus. Pirmas kelias – duona be kančios. Jėzus išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, mažų mažiausiai buvo alkanas. Jis buvo tikrai alkanas. Ir tada gundytojas jam sakė: jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Ką jis siūlo? Paprastą dalyką. Pasirūpink savimis. Pasinaudok savo galia. Kam kentėti? Kam būti alkanam, jei gali viską išspręsti akimoje? Tai pasiūlymas gyventi be priklausomybės nuo tėvo, be pasitikėjimo, be laukimo. Ar tai ne mūsų kasdienis gundymas? Mes irgi norime duonos be kančios, gerovės be laukimo, rezultatų be ištvermės. Norime, kad tikėjimas būtų komfortiškas, kad Dievas užtikrintų saugumą, stabilumą, sėkmę. Ir kai gyvenime tenka eiti per dykumą, finansinė įtampa, nesėkmės, liga, santykių krizė, mes pradedame manyti, jei Dievas tikrai su manimi, neturėčiau kaip jausti, neturėčiau kaip kentėti, neturėtų kaip būti. Ir tada imamės akmenų, akmenys verčiame duoną, kompromisais, mažomis neištikimybėmis, nutylėjimais, savanaudiškais sprendimais, kartais net manipuliuodami Dievui sakome: jei tu mane myli, padaryk. Antras kelias – stebuklas be pasitikėjimo. Velnias pastato Jėzų ant šventyklos šelmens ir tarė: jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, juk parašyta, angelai tave saugos, kad kojas į akmenį neužsigautų. Čia velnias cituoja šventą raštą. Tai labai subtilus gundymas, ne blogio, ne akivaizdžia nuodėmė, o religingumo, sensacingų pasirodymų, įspūdingų tikėjimų. Tai pasiūlymas įrodyti patį Dievą, pademonstruoti stebuklą, tai versti Dievą veikti. Ar mes to nenorime? Mes norime įrodymus, ženklų, stebuklų, kurie išsklaidytų visas abejones. Norime tikėjimo, kuris būtų garantuotas. Kartais net patys statome Dievą į kampą. Jei tu esi, padaryk tai. Jei mane myli, išspręsk. Jei esi galingas, parodyk. Tai jau nepasitikėjimas, tai bandymas kontroliuoti. Mes norime tikėjimo be rizikos, be tylos, be laukimo. Norime šuolio nuo šventyklos šelmens, kad visi pamatytų ir sužadėti patikėti. Velnias parašys 3 kelią. Valdžia be kryžiaus. Jis parodo visas pasaulio karalystes. Visą tai tau atiduosiu, jei pagarbinsi mane. Štai tikrasis pasiūlymas – gauti pasaulį be galvos, karūną be erškėčių, šlovę be kryžiaus. Tai trumpiausias kelias į pergalę. Ir ar tai ne mūsų slapčiausias troškimas? Mes norime būti stiprus, norime būti gerbiami, įtakingi, norime, kad mūsų žodis būtų paskutinis, norime kontroliuoti savo gyvenimą, o ir velnias siūlo pasaulį be kryžiaus. Ir jei pažvelgtume sąžiningai, mes dažnai pasirenkame būtent šiuos 3 kelius. Duoną be kančios, stebuklą be pasitikėjimo, valdžią be kryžiaus. Mes norime prisikėlimo be mirties, šlovės be aukos, tikėjimo be išbandymų.
Ir štai čia įstatymas mus sustabdo. Nes mūsų kelias tai ne Kristaus kelias. Mūsų pasirinkimai dažnai rodo, kad kryžiaus mes vengiame. Kad kai tik atsirandame dykumoje, mes ieškome trumpesnio, patogesnio kelio. Ir tai nėra tik silpnumas, tai nuodėmė. Tai nepasitikėjimas Dievu. Tai bandymas būti savo pačių gelbėtojais. Tai noras turėti karalystę be karaliaus. Ir jei Evangelija baigtųsi dykumoje su mumis, mes būtume pralaimėję. Bet Evangelija ne apie mus, ji apie Kristų. Jėzus dykumoje padaro tai, ko mes nepadarome. Jis lieka alkanas, bet neišduoda tėvo. Jis atsisako stebuklo, bet lieka ištikimas. Jis atmeta pasaulio šlovę, bet pasirenka kryžių. Jis eina keliu, kurio mes vengiame. Ir tai ne tik moralinis pavyzdys, tai mūsų išgelbėjimas. Ten, kur Izraelis dykumoje murmėjo, Jėzus pasirinko pasitikėti. Ten, kur Adomas rojuje pasirinko savo kelią, Jėzus pasirenka tėvo valią. Ten, kur mes suglumpame, jis išstovi. Ir jis išstovi ne dėl savęs. Jo pergalė dykumoje tai pirmasis žingsnis į Golgotą. Jis jau tada atsisakė pasaulio bei kryžiaus. Jis jau tada pasirinko mus. Jis galėjo paversti akmenis duona, bet vietoj to jis pats tapo duona. Ne dykumoje, o paskutinėje vakarienėje. Ne savo, bet už pasaulio gyvybę. Jis galėjo šokti nuo šventyklos, bet vietoj to pasirinko kryžių. Pasirinko ne angelų glėbį, bet žmonių paniką ir atstumimą. Jis galėjo gauti visas karalystės, bet vietoj to gavo kryžių ir užrašą žydų karalius. Ir būtent ten, ant kryžiaus, jis nugalėjo. Ne jėga, ne stebuklingų pasirodymų, ne politinė galia, o besąlygiška meilė mums. Ten, kur mes rinkomės lengvesnį kelią, jis pasirinko sunkesnį. Ten, kur mes norėjome išvengti kančios, jis ją prisijėmė. Ten, kur mes ieškojame šlovės, jis prisėmė pažeminimą. Ir todėl ši istorija nėra tik apie gundymą. Tai apie tai, kad turime gelbėtoją, kuris jau galėjo. Kai mes šiandien jaučiamės alkani, ne tik fiziškai, bet ir vidumi, Kristus yra gyvybės duona. Kai mums kyla abejonės ir norime ženklo, jis jau davė didžiausią ženklą – kryžių ir tuščią kapą. Kai mus vilioja galia, kontrolė, pripažinimo pažadai, jis primena – tikra karalystė ateina per tarnystę. Jėzus ne tik nugalėjo už mus, jis visada yra su mumis mūsų dykumoje. Evangelija sako, velnias nuo jo atsitraukė, o angelai prisiartino ir jam tarnavo. Tai pažadas. Dykuma nėra amžina, išbandymas nėra paskutinis žodis, kryžius nėra pabaiga. Po kryžiaus seka prisikėlimas. Kristaus pergalė reiškia, kad mes neprivalome būti savo gelbėtojais. Mums nereikia versti akmenų duoną, kad įrodytume savo vertę. Mums nereikia šokti nuo šventyklos, kad įrodytume savo tikėjimą. Mums nereikia garbinti pasaulio, kad būtume reikšmingi. Mes jau esame Dievo vaikai. Ne todėl, kad išstovėjame, o todėl, kad jis išstovėjo. Ir čia slypi paradoksas. Kryžiaus kelias tai vienintelis kelias į gyvenimą. Ištvermė tai vienintelis kelias į brandą. Pasitikėjimas tai vienintelis kelias į laisvę. Velnias siūlo greitą šlovę. Kristus dovanoja amžiną gyvenimą. Velnias siūlo lengvą kelią, bet jis veda į niekur. Kristus veda per kryžių, bet į prisikėlimą. Ir dar daugiau. Kristaus pergalė dykumoje nėra tik vienkartinis istorinis įvykis. Prisiminkime, prieš dykumą buvo krikštas Jordane. Ten tėvas pasakė, tai mano mylimasis sūnus. Tik po to Jėzus vedamas į dykumą, ne prieš tai. Tai labai svarbu. Pirmiausia tapatybė, pripažinimas, mylimasis sūnus, tik tada išbandymas. Taip pat yra ir su mumis.
Per krikštą mes jau esame pavadinti Dievo vaikais. Ne po to, kai išlaikome egzaminą, ne po to, kai nugalime visas pagundas, o prieš tai. Velnias dykumoje sako, jei tu Dievo sūnus, tai visų pagundų šaknis jei tikrai mylimas, jei tikrai išgelbėtas, jei tikrai Dievas su tavimi, tai įrodė. Tačiau krikšte Dievas jau pasakė paskutinį žodį ir jis buvo ne jei, o tu esi. Todėl, kai jaučiame silpni, kai nepavyksta, kai dykumoje suabejojame, mūsų tapatybė nesikeičia. Ji paremta ne mūsų ištverme, o Kristaus ištikimybė. Ir čia slypi didelė pagunda. Nes Evangelija nereiškia, kad nuo šiol mes daugiau nebūsime gundami. Ji reiškia, kad mūsų išgelbėjimas nepriklauso nuo to, ar mes visada atsilaikysime. Kristus atsilaikė už mus. Jis žino, ką reiškia būti alkanam, jis žino, ką reiškia būti vienam, jis žino, ką reiškia girdėti šnabždesį, pasirinkti lengvesnį kelią. Todėl laiške Hebrajams sakoma, kad mes turime vyriausiąjį kunigą, kuris gali atjausti mūsų silpnybes, nes pats buvo viskuo gundomas, bet nenusidėjo. Tai reiškia, mūsų malda dykumoje neatsimuša į tuščią dangų. Ji pasiekia tą, kuris pats stovėjo toje pačioje kaitroje. Ir dar viena brangi tiesa skambanti šiandien. Jėzus atsako į kiekvieną gundymą panašytą. Ne savo jausmu, ne savo jėga, ne emocijai, o Dievo žodžiu. Tai reiškia, kad mūsų kova taip pat vyksta ne vien mūsų jėgomis. Dykumoje Jėzus nebuvo vienas. Angelai prisiartino ir jį tarnavo. Tai tylus pažadas, kad Dievas nepamirš savo vaikų. Kartais pagalba ateina ne taip, kaip tikimės. Nesensacingai, nestebuklingai, ne per šuolį nuo šventyklos, o tyliai, per žmogų, per žodį, per viltį kitai Dievai. Todėl šiandien Evangelija kviečia ne į herojiškumą, o į pasitikėjimą. Ne į savęs įrodinėjimą, o į atsivėrimą malonę. Ne į pasaulio užkariavimą, o į širdies atidavimą tam, kuris jau atidavė save už mus. Ir kai krentame, nes mes krentame, grįžkime ne prie savo pastangų, o prie jo malonės. Kai krentame, jo atleidimas mus pakelia. Kai abejojame, jo žodis mus sustiprina. Kai jaučiamės alkani, jo kūnas mus maitina. Kai jaučiamės silpni, jo prisikėlimas yra mūsų viltis. Ir todėl mes nebijome dykumos. Nes žinome, ji nėra paskutinė stotelė. Paskutinė stotelė – tuščias kapas. Paskutinis žodis – ne pagunda, o pergalė. Ne jei, o tu esi mano mylimas vaikas. Nes išgelbėjimas yra ne mūsų ištikimybė, o jo ištikimybė. Kristus jau atmetė pasaulį be kryžiaus. Jis priėmė kryžių už pasaulį. Ant kryžiaus sugriuvo pažadas apie duoną be kančios, nes tik per kančią ateina tikrasis gyvenimas. Sugriuvo pažadas apie šlovę bei nuolankumą, nes tik per pažeminimą ateina išaukštinimas. Sugriuvo pažadas apie valdžią be meilės, nes tik meilė išlieka amžinai. Kryžius nėra Dievo pralaimėjimas. Tai vieta, kur Dievas sunaikina melagingus pažadus ir dovanoja mums gyvenimą.